Ar aš žinau, kas aš esu? Šitas klausimas visą laiką kiekvieno žmogaus galvoje sukasi. Ir aš nesu išimtis. Aš irgi kiekvieną dieną mąstau, kas aš esu, kokia yra mano paskirtis, kuom aš norėčiau būti. Tačiau šiandien norėčiau pakalbėti apie 3 dalykus, kurie parodo, kad tu pažįsti save. Kad savęs pažinimas nėra rocket science. Tai pirmas dalykas, tu visą laiką apmastai, ką nori pasakyti žmonėms. Jeigu tu esi overthinkeris, tai tu turėtum suprasti mane, nes aš esu tas žmogus, kuris apmasto kiekvieną žodį, kurį pasako žmogui. Nes aš žinau, kaip žmonės gali reaguoti, suprantu, kaip žmonės gali jaustis, kai pasakai tos žodžius. Nes pas mane yra krūva scenarijų galvoj ir kas galėtų būti, jeigu pasakyčiau tos žodžius tam žmogui. Tačiau aš esu empatiškas ir suprantu, kad reikia pamatuoti 10 kartų ir 11 kartą kirpti, nes kartais tie žodžiai gali žeisti tą žmogų, gali skaudinti, gali priversti jį pasijusti menku. Ir būti toks intelektualiai pažengęs, kad galėtum save pastatyti į tą žmogaus vietą, aš manau, tai yra įgūdis. Ir pagalvokit kitą kartą, ką kalbat žmonėms, ką norit pasakyti, apmastykit. Nes aš žinau krūvą žmonių, kad ir pas mane universitete, čia Olandijoje, kai kalbi su žmonėm, atrodo, jie pievas kalba, visiškas nesąmonės. Atrodo, kalba, kad tik kalbėti. Visiškai jokios informacijos, visiškai useless dalykai. Ir man visiškai nepatinka tokie žmonės. Antras dalykas yra, kad tu lavini kantrybę. Lavinti kantrybę taipogi yra įgūdis, tai nėra įgimtas dalykas. Ir aš suprantu, kad ne kiekvienas žmogus yra kantrus, kad nori kuo greičiau gauti rezultatus. Aš irgi galiu pasakyti iš savo experience. Kiekvienas gali pasakyti, kai buvo maži, kad tėvai sakydavo, pabūk kantrus, pasėdėk, ar ligoniniai būdavo, ten pasėdėk ramiai, kad ten daktarė ateis taip toliau, arba važiuodavo tik kelionės ir sako, pasėdėk ramiai, bet jūs negalite išsėdėti vietoj, jums kažko reikia daryti. Tačiau laikui bėgant suprantat, kad kantrybė, kad būti kantrus, tiesiog turėti inner peace, nes ta kantrybė gali priversti daryti impulsyvius veiksmus, kurių jūs net norėjo daryti ir darėte tik iš jausmo, nes nebuvot kantrus, nepalaukėt. Tačiau čia irgi įgūdis, kad jūs turit suprasti ir kitus žmonės, ar ten pavyzdžiui stovite eilėje, būna koks traffic jamas, stovite eilėje ir turit palaukti tų žmonių. Pagalvokit, gal prieki jūs ir koks senelis, kuriam jau 60-70 ir jis tiesiog atsargus yra. Jis tiesiog žino riziką ir jūs tiesiog pakentėkit, tiesiog pamastykit ir pabandykit jį save įdėti į jo vietą. Pamastykit. Ir trečias dalykas yra, kad jūs esate kuklus. Iš tikrųjų, jeigu jūs esate humble, jeigu gyvenime būsit humble, būsit toks kuklus, kuris visą laiką galvos, kad aš nesu geras, kad, aš esu geras, bet nenoriu tai parodyti žmonėms, jūs žmonės gerbs. Nes jie žinos, kad jūs galite parodyti save, parodyti savo įgūdžius. Ir jūs to nebijot. Bet tiesiog nesate tokie dideli egoistai, kad parodyti tai kiekvienam ir būti išsipūtusiam ir ten sakyti, kad aš ten tą galiu padaryti, Tačiau būkit humble, būkit gyvenime humble. Ir taip pagerinsit savo emocinę būklę, fizinę. Pavyzdžiui, tie visi atletai, jie visi humble, jie kartais būna tokių momentų, aišku, kai ten pasidžiaugia, ar ten laimi čempionatą, ar dar kažką, pasižiūrėkit juos. Po kiekvienų varžybų jie tiesiog nuleidžia galvą ir tiesiog eina į sporto salę toliau save gerinti, save tobulinti. Jie save pažįsta, jie žino, ko jie nori iš gyvenimo. Jie save pažįsta, jie taip atranda save, būdami kukliais. Tai va 3 dalykai, kurie pasako, kad jūs pažįstat save. Tai pirmas dalykas, jūs netuščiai žodžiaujat, jums atsibodo kalbėti niekus. Jūs nekalbate į pievas, jūs norit su kažką sužinoti informaciją, suprasti, kaip žmonės jaučiasi.
ir jūs nenorit kitų įskaudinti, apmąstot, ką norit pasakyti. Antras dalykas yra, jūs lavinat kantrybę. Kantrybė irgi yra įgūdis, kurį kiekvienas turi išmokti gyvenime, nes jeigu nebūsit kantrus, jums neišeis biznyje, jūs negausit, ko norite, jums nesiseks. Pabūkit kantriais, palaukit 1, 2, 3 metus, darykit kažką, kas jums patinka, būkit passion, turėkit passion dalykams ir jums tikrai išeis tik su kantrybė. Ir trečias dalykas yra, kad jūs esat kuklus, jūs esat humble, jūs žinot, ką jūs galit padaryti gerai, tačiau jūs sakot, kad jūs negalit arba jūs tiesiog esat susikaustę. Esat tokie, kurie, aš nemoku tai, bet iš tikrųjų jūs esat ekspertas. Būkit tas žmogus, kur žmonės turi mažus expectations, bet tada, kai jūs bus showtime, jūs parodysit viską, ką galit geriausiai ir būsit pats geriausias žmogus toj vietoj, toj būtent vietoj. Jeigu manot, kad mano kontentas yra vertas išklausyti, tai visą laiką sakau, pasubscribinkit, palaikinkit, parašykit atsiliepimų į komentarus. Aš visą laiką išklausysiu jūsų, man įdomu, ką žmonės mano apie tai. Ir taipogi description'e būsiu palikęs nemokamą vadovą, kurį esu parašęs, kuris gali padėti jums. Pasiskaitykit, pasidomėkit, gal jums irgi padės, nes ten yra tikrai daug informacijos ir jeigu ir apie tai turit kokių atsiliepimų, irgi parašykit ar asmeninę žinutę, ar dar kažką, Instagramą, nesvarbu, man patinka su jumis bendrauti ir patinka jums kurti kontentą tokį. Tai netipingumos noriu pasakyti, sėkmės jums gyvenime ir nepasiduokite ir bandykite pažinti save. Sėkmės.